5 mėnulio diena. Dienos akmuo rožinis chalcedonas. Simbolis vienaragis. Jis atsakingas už ištikimybę savo įsitikinimams, požiūrį į pasaulį. Tai virsmo transformacijas vidinių bei išorinių pokyčių diena. Turite būti ypač atidus visiems savo veiksmams, mintims, poelgiams. Viskas, apie ką galvojama 5 mėnulio dieną, transformuosis į tikrąjį įsikūnijimą. Viskas, kas sena, pereina į naują formą, keičiasi ir niekas nelieka kaip buvę. Labai svarbu šią dieną mokytis dvasinės išminties ir suprasti, kad viskas pasaulyje yra permaininga, nesilaikyti praeities likučių ir nesipriešinti permainoms. Pirmoji šios mėnulio dienos pusė nėra visiškai palanki. Didėja sumišimas ir neryžtingumas, mažėja pasitikėjimas savimi. Daugeliui žmonių reikės gebėjimo ir galimybės atsispirti neįgiamam išorės poveikiui. Prireiks didesnio sąmoningumo. Šiandien būtina būti tvirtam ir ištikimam savo, niekas neturėtų kelti abejonių dėl jūsų gyvenimo kelio pasirinkimo. Sapnai gali parodyti, kur nuteka jūsų energija ir kaip susidorojate su užduotimis. Kruopščiai išanalizavę galite pamatyti, kaip vyksta pokyčių procesas, ar jūs keičiatės ir tobulėjate, ar tik judate ratu. Šią dieną nerimą keliantys sapnai gali įspėti apie artėjančią ligą. Jeigu sapne matote save verkiantį, nebijokite, nes tai geras ženklas, kadangi miego metu organizmas išvalo tai, kas trukdo jūsų gyvybiškiems resursams. Sapnai susiję su kelionėmis parodo, kokia linkme judate. Apie tai galima nuspėti pagal įvykius, kurie vyksta kelionės metu. Jeigu sapne pozityvu ir šviesu, tuomet gyvenime viską darote gerai. Ligos, kurios prasideda šiomis mėnulio dienomis, dažnai yra sunkios ir pavojingos. Šiandien sunkiai dirba stemplė, žarnynas ir blužnis, todėl atsisakykite sunkaus maisto. Stenkitės nepersivalgyti, tačiau badauti nepatartina. Valgykite saikingai ir neapribokite savęs maisto pasirinkimu. Jeigu kirpsite plaukus 5 mėnulio dieną, artimiausiu metu laukia finansinė sėkmė. Šią dieną atidėkite visus namų ruošos darbus. Darykite tik tai, kas labai reikalinga, arba tai, ko negalite atidėti kitam kartui. Remontas nerekomenduotinas. Diena kupina romantiškų nuotaikų. Ši mėnulio diena reiškia žmogaus seksualinio potencialo padidėjimą, todėl bendravimas su priešinga lytimi bus sėkmingas. Šiandien vienišiems žmonėms yra labai didelė tikimybė sutikti savo meilę, todėl atkreipkite dėmesį į visas šiandieninės pažintis, nes galite visai netikėtai sutikti likimo skirtą žmogų. Tačiau atminkite, kad 5 mėnulio dieną labai lengva įsimylėti iš pirmo žvilgsnio, nes į pasaulį žiūrite pro rožinius akinius, todėl galite pamatyti ne taip, kaip yra iš tikrųjų, o tai, ko trokštate. 5 mėnulio diena netinka vedyboms. Tačiau jei esate pasirengęs taikstyti su nuolatiniu judėjimu ir gyvenimo pokyčiais, tuomet pirmyn. 1 mėnulio dienos pusėje bus sunkus kontaktai su verslo partneriais ir viršininkais. Ši diena nepalanki finansinių klausimų sprendimui. Nevertėtų pradėti naujų darbų bei projektų, geriau užbaigti tai, kas buvo pradėta anksčiau. Būtinai atiduokite visus įsiskolinimus.